Išvat anksčiau. Taip ir maniau. Pagal klausimą. Jo moteris perleidžia per širdį viską dažniausiai. Ačiū labai. Ką man duosit dar vieną knygą? Ministrė valdo. Ar europarlamentarė nori geriau? Europarlamentarė. Kas yra? Politika varo prie sienos. Jau mačiau. Ačiū labai. Malonu matyti. Taigi nedalygoninė, aš žinau. Man daugiau jaunimo išskirta. Gerai, knygos. Gerai, kad pasiskaityti. Ar tu parlamentarės man reikia dalyvauti? Malonu, kad važiuoja. Man smagu. Senokai buvau buvusi Utenoj. Ar europarlamentarė duosi dar vieną? Na, jie ten flirtuoja su Alfonsu. Tai galėsit. O Nitai, kas jai operacijos prireikė, ar kaip? Jo, turbūt, kad taip. Dabartinis momentas. Ačiū, kad buvot labai malonu buvo pamatyti veidą jūsų čia. Raimondas. Raimondas? Aha. Mon ar Mun? Mon. Mon. Nuo 96 metų devalvavo piliečių gynybos kortą. Rugsėjo 11 2001 metų. Nebe tie laikai. Ir vokiečių parlamentarų kaip nuotaika, kai dujotikis pradėjo į Baltijos dugno. Pagerėja? Krikščionys demokratai dantim griežia, nes jie nerėmė iš pat pradžių, nes tai buvo Šrioderio projektas. O paskui kažkaip Merkel turėjo nuvažiuoti ir sudalyvauti atidarime, atsuktą simboliškai paleist iš ketą bijoti, teko susitaikyti. Bet Rurgazui taigi trukdė šitą tekimai per Europą, rytų Europą. Kalianis su ukrainiečiais piktai nepasikalba. Gal bando. Gal bando neišėjo. Janukovičius nelabai klauso. A dėl Petra Cvirkas, tai mėgstu palasdavot, kal šitą žydai, kaip kokie uzbekai neišbėga iš Ofa Kirgizijai. Kurią dar knygą pridėt, parlamentarė ar ministrė? Gal ministrė. Ministrė. Sienųgi uždarė, gal Cvirkų tai leidė matinėlą ant Rusiją, a sienų uždarė šitą buvusių Sovietinį sąjungą 41 metais. Mėgstu pašydyti, kal nebėga žydai iš Lietuvos, kaip iš Ofa uzbekai. Niekas neatsaka iš mūsų taip vadinamų istorikų.
Gimtajam krašte buvo, dar 88 apie tai, kaip uždarytų sienų laikė. NKVD-istai, dėrės įsakymą. Ar 23 ar 24 dieną, kažkur tai va tokiu laiku. Senosios sienas uždarė Sovietų Sąjungos. Ir viskas. Ačiū, kad buvote. Aš atsimenu, kad jūs ir aną kartą.